Aš buvau apsigyvenęs Lago di Como mieste Argegno. O aš gyvenau Varenoje. Biškį papasakosime apie Italiją. Italija yra kalnuota šalis, tik šiaurėje plyti po lygumą, tinkama žemdirbystei. Italija turi 4 jūros, o svarbiausia upė vadinasi Po. Augalai skiriasi pagal vietovę, kalnuose auga spygliuočiai, o pietuose ir pakrantėse vyrauja Viduržemio jūros augalija. Alyvmedžiai, vynuogės ir kiparisai. Klimatas švelnus, pietuose vasaros karštos ir sausos, žiemos švelnios, o šiaurėje šaltesnės ir sniegingesnės. Aš gyvenau mieste pavadinimu Varena. Varena yra mažas miestelis Italijoje, Lombardijos regione prie Como ežero. Jis yra apie 60 km nuo Milano ir netoli Como miesto. Miestelis garsus savo siauromis gatvelėmis, spalvotais namais ir gražiais vaizdais į ežerą. Varenoje yra sena Švento Jurgio bažnyčia ir garsus Vila Monastero sodas. Aš keltu keliavau į miestelį pavadinimu Lena. Tai nedidelis jaukus miestelis vakarinėje ežero pakrantėje, žinomas dėl ramios atmosferos ir nuostabių ežero vaizdų. Jis nėra toks turistų perpildytas kaip Como ar Bellagio, todėl puikiai tinka pasivaikščiojimams palei pakrantę. Dar aš plaukiau į vilą dėl Balbonello, viena garsiausių vietų šalia Leno. Ačiū Adomui už tą labai fainą pasakojimą. Dabar aš papasakosiu jums apie Italiją. Tai Italija yra pietų Europos regione. Italija randasi prie Prancūzijos, Šveicarijos, Austrijos ir Slovenijos. Italijai priklauso 2 didelės Viduržemio jūros salos – Sicilija ir Sardinija. Gamtos ir kultūros vertybės. Italija turi daug gražių gamtos vietų – Alpės, jūros, tai Adrijos, Jonijos, Tirenų ir Ligūrijos. Ir turi labai gražius ežerus, tokius kaip Como, Garda ir Maggiore. Italija yra garsi istorija, senoviniais miestais, bažnyčiomis, menu ir renesansu. Patrauklumas turistams. Turistus traukia Roma, Venecija, Florencija, taip pat paplūdimiai prie jūrų, ežerai, kalnai ir skanus maistas. Italija yra viena lankomiausia šalių pasaulyje, bet dažniausiai apsilanko, kad galėtų prie jūros pasimėgauti. Nes aš gyvenau Argegno mieste, aš apie Argegno ir papasakosiu. Argegno yra mažas miestelis prie Como ežero vakarinio kranto šiaurės Italijoje. Jis garsėja gražiais kalnų ir ežero vaizdais, siauromis akmeninėmis gatvelėmis ir jaukia atmosfera. Iš čia galima pakilti į Pigra kaimą funikulieriumi, iš kur atsiveria nuostabi panorama. In conclusion, Italy has beautiful nature and is rich in history, ancient cities, churches, art, and the Renaissance. Rome, Venice, Florence, beaches, lakes, mountains, and delicious food attract many visitors. Italy has mountains and plains. Different plants grow in different places in Italy. Summers in Italy are hot, and winters are mildly cold. Mums su Pijum atrodo, kad mums tinka įsivertinimo kriterijus risk taker, nes mes pridėjome daug juokelių ir mes vieninteliai galimai darome video.